Na kągi, sako, kas gera, gražu, vis tiek turi baigtis. Praėjo nuostabi diena, pilna jūsų šypsenų, nuostabių garsų, jūsų žavingo jaudulio, kad ir rankytė ar kojytė truputį dreba, bet vis tiek jūs nepaprastai gražu žiūrėti. Žiūrėti taip, kaip jūs muzikuojate, žiūrėti taip, kaip jūs jaučiate, ką grojate. Kiekvienas papasakojot savo istoriją, kai kas mažytę, kai kas šiek tiek didesnė. Mes labai džiaugiamės ir dėkojame jums už šitą gražią šventę, kurią sukūrėme mes visi kartu. Taigi pasiplokite visų pirma savo. Ir aišku, nuostabiausia vyšnia ant torto tai buvo mūsų svečių pasirodymas, todėl nepykit, mėlyjeji mažieji, bet mes visų pirma norime jiem padėkoti, o paskui ateis ir jūsų eilė. Tai nuoširdžiai dėkojame Laimonui Sąlygai už nuoširdų bendradarbiavimą bei nuostabų koncertą ir kad atvežėte tiek gražių jaunuolių ir vieną merginą ir padovanojote mums šią nuostabią šventę. Ačiū Jums labai. Viską neduosim, dar man nepalaukit. O kad nepamirštumėt apie pirmąjį festivalį mūsų, neteko šiandien po Šilutėje pavaikščioti. Tai aš jums dovanoju mūsų žemiečio Sauliaus Stankevičiaus knygą Heidekrug, Šilutės krašto atvirukai. Aš tikiuosi, kad juos ją pavartęs, jūs tikrai norėsite dar pas mus sugrįžti. Na, o šitą šakotį jauniesiam atlikėjam dovanoja mūsų ištikimiausi rėmėjai ir draugai, tai Majaus tėveliai ir Marina ir Modestas, ir jums jaunimas. Na ir norim labai jums padėkoti ir asmeniškai. Majai Vilkui, puikiai atliktą koncertinę programą. Elijui Danilevičiui. Hubertui Valentai. Na ir vienai nuostabiai merginai Žadmidai Kurstaitei. Jokūbui Kolesnikovui. Mantui, ar yra Mantus? Yra Mantas. Mantui Stasiukiniui. Ir Mantui Leonardo Lizė. Na ir aišku, norime padėkoti už nuoširdų bendradarbiavimą ir finansinę paramą pirmajam Respublikiniam akordeono muzikos festivaliui Pamario akordai Rimai ir Modestui Vilkam. Prašom. Mūsų mokykloje, kad tėvelė sakė, visada bus su metų mokykla, nuoširdus ačiū. Na ir ką, mėlyjeji,
norime ir jums padėkoti. Tai visų pirma, jaunieji atlikėjai. Prašymas, gausite padėką, gausite dovanėlę ir anais laiptukais lipame į sceną. Elzei Leinauskaitei už puikų pasirodymą pirmajame Respublikinėme chordo muzikos festivalyje Pavario chordai. Motiejui Kintui. Serhijai Komisarenko. Ernestui Vainauskui. Emiliui Paulauskui. Myliai Kudniauskaitei. Viljamui Herkui Smėlenskui. Jaroslav Kocevičių. Vladislav Baranov. Scena. Ateisi gerai. Herkui Smilgevičiui. Katerinkai Nečepurenko. Emiliui Pocui. Mariui Plikšniui. Gabrieliui Lankučiui. Žilvinui Nabilui. Rimantui Raugeliai už puikų pasirodymą. Medėjai Sriebaliūtei. Jonui Augustinui Normantui. Arinai Nasrevinovai. Ir padėka mūsų nuostabiam ansambliui, kuris ir pradėjo šitą mūsų šventę, Elžbietai Mačiulytei ir Vildei Grybaitei, čia mūsų pirmokėlių. Taip pat mūsų jaunuolių ansambliui Armandui Leonavičiui ir Deividui Petrikui. Ugniai Bunokaitei ir Gitautei Sobolytei. Na ir broliai
sesiai, kaip smagu ir gražu žiūrėti, kai muzikuoja šeimoje. Lukui Baranauskui ir Elijai Baranauskaitei. Bakariui Bundrotui, Eimantui Dokai ir Stanislavui Adomavičiui, nuostabiam ansambliui, kuriam čia mes taip gausiai plojame. Armandui Leonavičiui ir Amandai Leonavičiūtei ansambliui, brolis ir viršutė. Motiejui Girčiui ir dar kartelį Ugniai Gunokaitei, mūsų Ugnė šiandien startuoja. Ir Gintarei Petrikaitei, Mykolui Paulauskui ir vėl Ugniai Gunokaitei. Ar yra pabėgo? Ja, aš manau, dabar laikas nuotraukai, mokytojai, pasidžiaugime, šypsokitės. Atsistokite taip, kad matytųsi mažuliai. Kai ten gale. Aha, į pirmą eilę. Jo, ir švitukai į priekį paeikite. Ne, vat, apsikeisiu berniuku. Ar dabar visi man? Vaikučiai pasilikė scenai, mes dar labai norime jumis pasidžiaugti ir aišku, mes ir džiaugiamės jumis, pabūkite dar ant scenos, gerai? Ir labai norime padėkoti mokytojams, kaip eilių, jūs čia nestovėtumėt, ar ne? Mokytojai ir moko, ir motyvuoja, ir pabara, ar ne? Ir džiaugiasi kartu su jumis. Ai, suklydau, žinokit, dabar garbi komisija, kurioje buvo 3 nariai. Vienas narys turėjo išvykti į koncertą, tai gerbiamas mokytojas Užgalis. Dar viena narė sėdi čia, gerbiama Nijolė Daukšienė. Ir aš toje komisijoje buvau, tai mes išrinkome tokias nominacijas. Jų labai nedaug, bet dar mes norime pasidžiaugti. Nominacija profesionaliausias solistas Gabrielius Lankutis. Aš nenusipelniau, bet irgi ant scenos prie vaikų. Nominacija charizmatiškiausias solistas Žilvinas Narvilas. Dar viena nominacija. Muzikaliausias solistas Vilimas Herkus Vėlenskis. Nominacija artistiškiausias solistas Emilis Pocius. Na ir originaliausias ansamblis, kuris sužavėjo komisiją, tai Ugnė Gunokaitė ir Gitautė Sobolytė.
Ryškiausias ansamblis pasirodo yra nominacija. Taip pat Ugnė Bunokaitė, Gintarė Petrikaitė ir Mykolas Paulauskas. Įsileisti. Na ir dar viena padėka. Padėka šito festivalio iniciatoriai, festivalio sielai, dūšiai, kuri labai stengiasi, labai daug visus organizavo, skambino, kvietė. Tai mes labai norim padėkoti savo mokytojai, Loretai Kavanovai. Ir iš vaikų mokinių paruošimą, žinot, suskaičiavau, net 8 mokiniai šiandieną dalyvavo festivalyje. Tai mokytoja labai jums ačiū. Žodė, manau, vieną minutę, Loreta, mes jums duodame, nes labai visi norime, ko vaikai nori? Valgyti, ne? Picų. Man nereikia mikrofono, labai jaudinas, nes mano širdis pilna meilės jums, nes aš labai daug gavau meilės iš jūsų. Labai daug gavau meilės iš jūsų ir man užteko sveikinti visą mano gyvenimą iš šitą. Dėkoju jums už tai, kad jūs atvykote. Jūs buvote visi nuostabūs, visi žavingi, išradingi, jūs kalbėjote visi muziką. Muzika tai tikrai yra sielos kalba ir jūs nuostabiai kalbėjote. Ačiū jums už gražius žodžius, ačiū, dėkoju jums visiems, kad esate. Dėkoju už šitą renginį, dėkoju pavaduotojai, dėkoju direktoriui. Bei jūs žinokite, aš, kaip sakoma, vienas lauke nedarys. Jūs yra nuostabios, jūs yra kokios dovanarios, jūs mums gerai mus padėjo. Ir aš nuoširdžiai dėkoju. Tikrai, mėly mokytojai, padėkos jums. Tai mūsų vertinimo komisijos nariai ir mokytojai. Už puikų mokinių paruošimą, Nijolei Daukšienei. Mokytojai Stanislavai Adomavičiui. Mokytojai taip pat kviečiu į sceną. Prie vaikų. Mokytojai Daliai Kubiliūtei. Mokytoja Loreta į sceną. Mokytojai Juozas Barsteikai. Nadija Krachor, mokytoja iš Klaipėdos. Mokytojai Laimai Jundulienei dėkojame. Va. Mokytojai Editai Milvydieniai. Aš galvoju, mokytojai, žiūrėkit, čia jūs labai gražiai įsitaisytumėt prie Pamario akordų ir matytumėtės, ateikite į dešinę pusę. Tai mokinukai neklauso. Mokytojai Tatjanai Tkačenko. Mokytojai gal kažkaip, kad matytumėte, žiūrėkite iš šono, čia yra vietos.
dabar užlindot už tos pamario akordų, kaip čia dabar juos sureguliuoti. Žiūrėkit, išvyskit, man mielos damos, mokytojos, ateikit čia. Klaus. Žiūrėkit. Tai gerai, nu paspartuoja, mokytojai, žemyn. Žinokit, sakė, nusileiskit, jūs žemai ir būsite po vaikų kojų. Va, ir visi, ir tada visam. Nesimato jūsų, žinokit, nusileiskit žemyn. Jo, galit ir pradžia. Galit. Va.